Taigi, tęsime toliau registraciją. Man į telefoną SMS atėjo žinutė su numeriu. Tas numeris kiekvieną kartą kitoks, tai čia nesvarbu, kad iš čia atsiras, tai nieko tokio. Suvedėt. Spaudžiate patvirtinti. Perinate į lauką, kuriame pasirinkate, ką jūs veiksite. Tai klientas, vežėjas, nuomotojas, meistras. Pagalvokit, kas jūs esate ir tada galite pasirinkti. Kol kas vieną iš jų, po to bus galima tiesiog pridėti profilyje, parodysiu, kaip pridėti daugiau veiklų. Galėsite visas, plus ir ambasadoriaus. Tai iš viso galite turėti, jeigu įmonė, tai 4 variantus, jeigu klientas, tada 2. Jeigu kaip fizinis asmuo registruojatės. Tai šiuo atveju aš registruojasi kaip vežėjas, spaudžiu vežėjas. Tada jau čia įsisaugojo adresai. Spaudžiu toliau. Čia galite pakviesti, kas pas jūs dirbs. Tai kiekviena pozicija turi skirtingus darbuotojus. Tai jeigu yra vežėjas, tai vežėjo yra surašyti, matote, kokie variantai. Vairuotojas, dispečeris, ekspeditorius, mechanikas, vyresnysis, pardavimų vadybininkas. Kai kurie jau yra padaryti. Šiam momentui yra padaryti vairuotojas, dispečeris, buhalteris ir padalinio vadovas. Tie kiti, kai kurie yra vėliau bus. Tai galėsite, yra variantas toks, nuspaudžiat, kurį norite kviesti, įrašote jo elektroninį paštą ir siunčiate, bet šiuo atveju aš tiesiog praleisiu. Ta pakvietimą galima padaryti ir jau užsiregistravus, ne dabar. Gal jūs tiesiog nežinote, ką kviesti ar kaip, tai galite ir vėliau tą padaryti, tiesiog nesinervuokite, viskas bus gerai, organizacijos skydelėje ten viską padarysime. Tai aš spaudžiu praleisti ir jūs atsidurėte organizacijos skydelėje, kuriame visas jūsų valdymas ir kuriame galima viską pridėti ir atimti. Tai toliau papasakosiu vėliau, kaip prisijungti profilyje kitam video. Šitam video yra tiek, jūs čia galite prieiti, pasižiūrėti, dabar kol kas jokios statistikos nėra, tai čia galite pamatyti statistiką. Čia galima bus pasižiūrėti KPI, tai yra kontroliniai punktai pagal jūsų veiklą. Tada padalinius galima pridėti, tada pasižiūrėti ataskaitas, generuoti sąskaitas, buhalterija jūsų, nustatymai. Nustatymuose beje galima padaryti, kad jūs galite jau čia pasidaryti modulius, nuoma, remontas. Galite būti kaip dispečeris ir vairuotojas pats nors ir savininkas. Tada gali būti keli variantai dispečerio. Po to aš papasakosiu jos, kad dabar čia neužkrauti video. Bet čia yra vienas dalykas toksai, kad jūs galite nurodyti, kas kiek kartų gausit sąskaitas. Tai po kiekvieno reiso, po 2 kartų per mėnesį ir kas mėnesį, tada spaudžiate Save. Tada kitas variantas yra sąskaitos. Formatai PDF, Excel, CSV, XML tai tinka mokesčių inspekcijai. Tada mano sąskaitos klientams. Čia galėsite sugeneruoti sąskaitas, kurios yra, jeigu jūs vežėte kažkokiam tai užsakovui, jūs sąskaitas galėsite jam išrašyti savo vardu, nors ir platformai būtų. Tokia savotiška programinė įranga viduje platformos. Tai šiam momentui tiek, kitą kartą papasakosiu giliau.